Ir tada papildomas klausimas, jūs pristatykite dėl gatvės pavadinimo. Tai SMG praeitas metas gyventojų užklausimą dėl Salomėjos Nėries gatvės pavadinimo keitimo plungėje nėra ruošiamasi, kadangi praeitas metas taip pat buvo įstatyms priimts naujasis, jeigu konkrečia. Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymus. Tai pagal to įstatymą ir sudaroma darbo grupė prie Lietuvos genocidų ir rezistencijos tyrimų centrą ir ta grupė svarsta vienokius ar kitokius atvejus, ar prieštaraujant tam įstatymą, ar neprieštaraujant. Tai ne vienas Lietuvos mieste yra kreipęs dėl tos gatvės Salomėjos Nėries ir darbo grupė yra pasakius, kad prieštaraujant tam įstatymą ir kad tiesiog neapsikreipti, pakartotina tokia rekomendacija, kad iškart keisti arba svarstyti keitimą į kitos gatvės pavadinimą. Tai į komitetą toks klausimas, ko šiuo atveju reikėtų daryti. Mes turim du iš tikrųjų pavadinimus, tai ir Salomėjos Nėries gatvė, ir Salomėjos Nėries skersgatvis, ten link Pirties. Ir visi, ne visi, bet Vilnius, Klaipėda ir kiti keli miestukai yra jau pasikeitę tus pavadinimus, dar kiti svarsta dėl pavadinimų keitimą. Ir čia ir turbūt laika klausimus, kad gal reikės pakeisti pavadinimu, bet diskusinis klausimus, kad judėtumėm į priekį ir gal nepaliktumėm paskutinę. Ar yra kreipimasis, ar kažkoks liktai girdėjau? Yra praeitas metas kreipėsi dėl, ten vienam bendram rašte buvo dėl karių kapinių, dėl viduriniųjų kapinių to paminklo, tai dėl to paminklo mes išsiuntėm užklausimą į ton minėtą grupę, kada neįvertintų ar atitink to įstatymą normos tas paminklus užrašų ir dar atsakymų negavom, bet bus svarstom šias metas. O dėl tos gatvės nesikreipėm, nes tiesiog yra bendrinė rekomendacija, kad negaišinti darbo grupės. Komisijas tiksliau. Taip, tai visą informaciją išklausėm, ką jūs mums pasakėte. Kolegos, turime kokiu nors minčių? Sidalinkime, kaip jūs matot šitą situaciją. Taip, kaip kalbėjau anksčiau, kad vis tik tai reikia kažkokiu būdu organizuoti gyventojų apklausą, nes kitaip, kad neišeitų didžiulis pasipiktinimas žmonių. Ir tada reaguojant į tuos apklausos rezultatus, imti sprendimą. Ko gero, aš irgi panašiai galvoju, kad šiandien skelbti naują pavadinimą arba kažką staigiai keisti tikrai nereikėtų. Reikėtų atlikti gyventojų nuomonės apklausą jūsų paminėtų gatvių ir skersgatvio. Tai vėlgi leis susidaryti nuomonę. Gal tikrai yra žmonių, kurie blogai jaučiasi gyvendami su tokiu pavadinimu, o greičiausiai nuomonės bus skirtingos, bet kažkokia tai nuomonių reiškia apibendrintą dalyką mes žinosime. Ir tada greičiausiai galėsime grįžti vėl prie šito klausimo sprendimo variantų. Kiekvienos savivaldybės tarybos vis tiek tai yra atsakomybė ir prerogatyva keisti gatvių pavadinimus. Ir būtent šito klausimu irgi manau, kad taryba tar žodį, bet gyventojų nuomonė irgi labai reikalinga. Gal šitaip tada suformuokim užduotį ir kadangi yra viešas posėdis ir žiniasklaida stebi mūsų posėdį ir gyventojai, tai dar sykį reikėtų pasakyti, kad šiandien pavadinimo nieks nekeičiam, o diskusija prie to greičiausiai reikalinga ir pradėsime nuo gyventojų nuomonės apklausos. Kadangi matom, kad ir kitus miestus vyks susipriešinims ir diskusija, tai... Taip, susipriešinimas didelis. Šiandien turbūt mes nediskutuosime apie asmenybę Salomėjos Nėries, nes iš tikrųjų apie tai labai daug kalbama ir greičiausiai dar ir ateityje bus kalbama. Nuomonės prieštaringos, informacijos daug ir čia dabar mums nuspręsti šiandien gatvės pavadinimą, bet to mes ir neturime tokių galiojimų. Tai siūlymas nuo komiteto pavesti atlikti gyventojų apklausą, ką jie galvoja dėl gatvės pavadinimo, norėtų keisti ar ne. Pritarėm tokiam sprendimui? Taip, tvarko.